Brangūs Lietuvos piliečiai, artėja rinkimai į Europos parlamentą. Ta proga noriu paraginti visus balsavimo teisę turinčius Lietuvos piliečius ateiti į rinkimus ir pareikšti savo valią dėl Europos ateities. Manau, kad kiekvienas esame girdėję oponuojančių balsų. Esą mums nereikia kišimus į Lietuvos reikalus, o Lietuvos atstovų Europos parlamente būsė taip mažai, kad Briuselio valdininkai vis tiek veiks savo nuožiūrą. Į šį klausimą noriu atsakyti taip. Ar tikrai išnaudojame visus narystės Europos Sąjungoje privalumus? Ar mūsų šalis ir mūsų piliečiai pakankamai prisideda prie bendrų Europos bendruomenės tikslų? Jo labiau šiandien, kai ir Europos, ir viso pasaulio žmonės išgyvena sunkmetį. Be abejo, šios problemos kažkiek užgožia Europos ekonomikos laimėjimus ir realią kasdienę naudą, kurią mūsų piliečiai ir mūsų verslas gauna iš Europos. Tačiau per 5 narystės Europos Sąjungoje metus dauguma iš mūsų tikrai pajuto europietiško gyvenimo, laisvo žmonių, prekių, kapitalo judėjimo ir idėjų mainų privalumus. Per tą laiką jau gavome apie 10 milijardų litų paramos. Sulaukėme 100 tūkstančių litų skaičiuojamų užsienio investicijų. Gavome eksporto galimybės į 500 milijonų vartotojų turinčią ES vidaus rinką. Todėl neabejotina, jeigu išnaudosime tokias finansinės pagalbos galimybės ir būsime aktyvūs ES nariai, šiandieninį pasaulį ekonomikos nuosmukį tikrai įveiksime greičiau ir lengviau. Tačiau kartoju, mūsų padėtis Europoje labiausiai priklauso nuo to, kaip mes patys sugebame naudotis unikalių taikaus tautų sugyvenimo ir interesų derinimo mechanizmu. Todėl, dalyvaudamas rinkimuose, kiekvienas iš mūsų tiesiogiai sprendžia, kaip atrodys vis didesnės galias įgyjantis Europos parlamentas ir kokia bus Europos ateitis. Kurkime šią ateitį patys, rinkdami savo europarlamentarus, reikalaudami, kad jie aktyviai dirbtų ir gintų kiekvieno iš mūsų ir visos Lietuvos bei Europos interesus, ekonominius ir aplinkosaugos, mokslo ir švietimo, užsienio politikos ir gynybos. Veikime kartu vardan tikslų, kurie bendrai visai Europai, tačiau aktualiausi yra mums, Lietuvai. Kalbu apie energetinio saugumo užtikrinimą, eurozonos plėtrą į Lietuvą, spartesnė žinių erdvės integraciją, saugios ir stabilios aplinkos kūrimą ES kaiminystėje, solidarumo Europoje didinimą. Turbūt sutinkate, kad tai ne abstrakčios idėjos, o konkretūs siekiai, nuo kurių priklausys ir Lietuvos valstybės, ir kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Jei numosime ranką į rinkimus, kiti spręs, kaip Lietuva gyvens ir kokius sprendimus vykdys ateinančius 5 metus. Kad taip neįvyktų, dar kartą kviečiu visus balsavimo teisę turinčius Lietuvos piliečius būti tikraisiais savo tėvynės ir savo ateities šeimininkais ir aktyviai dalyvauti Europos parlamento rinkimuose.